Tai užduokit klausimus, mėlyjeji, kas aktualu, kas šiuo metu neaišku, kuo norit pasidalinti, kur norit palaikymo, kur norit įkvėpimo, kur norit pastiprinimo. Ir aš pasistengsiu jums atsakyti. Tai laukiu jūsų klausimų. Šiandien klausimai, atsakymai. Bet kaip visada iš tų klausimų paskui ir išsirutulioja tema labai gera. Rokas, jeigu gerai pamenu vardas, klausia, kaip susitvarkyti su baime. Tai gali šiaip patikslinti, kokia ta baime, bet taip, jeigu abstrakčiai tavo abstraktų klausimą, tai tiesiog kaip ir bet kurią kitą emociją priimti, pasižiūrėti tai baimiai į akis. Nes baimė būna baisi tik tol, kol mes nuo jos bėgam. Tai kol mes nuo jos bėgam, tol mes tai baimiai suteikiam galią. Bet kai mes į ją atsisukam, tai dažnai iš tikrųjų ta baimė net ir nebebūna tokia baisi, nei kad mes prisikūrėm savo galvoj, savo fantazijoje. Ir gyvenime taip jau bus, kad nebus taip, kad nieko niekada nebijosim. Ir yra viena taisyklė, kad tiesiog eini ir darai bijodamas. Roma klausia, kodėl tai banguoja nuotaikos. Todėl, kad labai stiprus energetiniai procesai vyko, kaip visada, nenaujiena. Bet dalinausi kažkuriam skaitime, kad vienas didesnių ciklų užsidarinėjo. Tai užsidarinėja, įsivaizduokit, didelis kolektyvinis ciklas, tada užsidarinėja jūsų kiekvieno asmeniškai dar papildomi ciklai. Žodžiu, daug naujos informacijos, viskas tokiu kosminiu greičiu tiesiog esam stumiami į tą savo aukščiausią versiją, į savo aukščiausią potencialą. Nes viskas nebėra ko laukti, nebėra kur dėtis, kur dingti. Tiesiog privalom įžengti į savo autentiškumą, privalom pradėti gyventi kitaip, mąstyti kitaip. Ir taip gaunasi, kad kai ateina tos aukštų vibracijų energijos, tai visas tas, kaip sakau, dumblas ar visa ta tamsa, kuri yra viduje, ar visi tie seni įsitikinimai, tos aukštos vibracijos tiesiog stumėjas į viršų ir gaunasi priešprieša. Ir gaunasi stiprus vibravimas viduje, stiprus susipriešinimas. Tai ir sukelia visokius nemalonius pojūčius. Ir kitas dalykas, kadangi žmogiška, kad vis dar esam linkę susitapatinti su tom emocijom, arba, pavyzdžiui, protas ieško paaiškinimo tom emocijom ir dažnai protas tada prikuria visokiausių scenarijų. Ir dar labiau atrodo visą tai pastiprina, nes realiai, jeigu būtume tik stebėtojai, kas iš tikrųjų ir esam, nes esam kūrėjai ir esam stebėtojai. Tai vyksta šitas žaidimas, yra šitas mūsų avataras, kuris žaidžia tą žaidimą. Tai mes net ne tas avataras, mes ne tas, kuris žaidžia žaidimą, o mes esam tas, kuris stebi žaidėją, kuris žaidžia žaidimą. Tai jeigu pavyktų atsitraukti į tą perspektyvą, tai tada viskas taip nesijaustų, bet yra žmogiška ir iš dalies taip ir turi būti, taip to čia ir atėjom netgi ir šitos patirties patirti. Eimantas klausia, kaip susitvarkyti su tinginystė, nes atrodo nieko nenoriu daryti, tik gulėti. Tai senbuviai žino, bet Eimantai, toks dalykas kaip tinginystė iš viso neegzistuoja. Nes tavo kūnas, mūsų kūnai yra nuostabus aparatas, nuostabi mašina, nuostabi šventovė, kuris visada tiksliai žino, ko jam reikia. Ir tas žodis tinginystė, tai jisai buvo sukurtas šitos matricos, šito pasaulio, tam, kad žmonės valdyti per baimę, per kaltę, per gėdą, tam, kad tu pastatytum savo vertę ant to, kiek tu darai, bet ne ant to, kas tu esi. Nes visi esam vertingi vien todėl, kad esam. Tai tokio dalyko, kaip tinginystė nėra. Jeigu šiuo metu taip jautiesi, vadinasi, taip turi būti. Todėl, kad eilę metų mes varėm automatu
išgyvenimo režimu. Ir tiesiog visa nervų sistema, visa psichika yra perdeginta, yra pervargusi. Ir dabar būtent, kai vyksta tas lūžis, tas ėjimas į tą naują erą, kur viskas bus nebe apie darymą, o viskas bus apie buvimą, apie mėgavimąsi, apie jautimą. Tai va dabar yra tas pereinamasis periodas labai daugam ir daug kas yra pasimetę ir galvoja, kad su jais kažkas negerai, ar galvoja, kad jiem depresija, ar galvoja, kad jie tingi, nes tiesiog kūnas nebepaduoda energijos veikti ir daryti dalykus, kaip darei iki šiol, bet viskas su tuo yra gerai, todėl kad kūnas dabar yra gijimo procese, atsistatymo procese ir turim išmokti būti. Ir pasitikėti visą tą tėkmę. Ir pasitikėti, kad dalykai pas mus gali ateiti tiesiog savaime, nes taip ir yra. Nes mes esame multidimensinės magnetiškos būtybės. Tik tai pamiršom. Ir dalykus va taip galim manifestuoti ant sofos gulėdami. Jeigu tik norim, jeigu tik tikim savim, jeigu tik pasitikim. Tai va nėra tokio dalyko kaip tinginystė. Jeigu kūnas yra pervargęs, jisai tau nepaduos energijos. Arba gali būti, kad esi tokiame etape, kur viskas tave visata kreipia judėti link savo aukščiausio potencialo. Tai jeigu tu bandysi kažkur kitur judėti, tau irgi tiesiog nepaduos ten energijos. Tai va tuos kūno ženklus, tuos kūno pojūčius reikia sekti ir jų reikia klausyti ir su tavimi yra viskas gerai. Klausia, sveiki, kodėl man nesiseka meilėje jau kaip 7 metai, kaip vieniša. Tai nėra tokio dalyko, kad sekasi ar nesiseka meilėje. Mes esam kūrėjai savo gyvenimo ir visata mums atspindi tai, kas yra mūsų viduj. Tai kokią energiją nešamės viduj, tas atsispindės mūsų išorėje, tą turėsim išorėje. Tai jeigu viduje, pavyzdžiui, yra nevertumo jausmas, nemeilės savo jausmas, vienišumo jausmas, apleistumo jausmas, tai visa šita energija atsispindės išorėje. Ir dažnai taip ir yra, kaip ir nekartą paminiu savo skaitimuose ir video, kad taip jau yra, kad didžioji dalis mūsų atėjom iš toksinių, disfunkcinių, chaotiškų šeimų, iš emociškai nesubrendusių tėvų, kur mūsų netgi pamatiniai poreikiai nebuvo patenkinti. Tai pamatiniai poreikiai tai yra ne tik gauti pavalgyti ar stogą virš galvos, kai buvo viskas nupiešta, bet pamatiniai emociniai poreikiai, kurie yra labai labai svarbus vaiko vystymesi. Tai bet jeigu tau pasąmoningai susiformavo visos tos žaizdos iš vaikystės, va tas nevertumo jausmas arba apleistumo, galbūt neturėjai ryšio su savo tėvais, jauteisi palikta, apleista, atstumta, tai dažnai kaip pasireiškia paskui suaugusio gyvenime. Arba suaugęs gali pradėti būti toksiškas kitų žmonių atžvilgiu, tai vat irgi taip pat elgtis, negebėti įsipareigoti santykyje ir taip toliau. Arba, kaip labai dažnai būna, kad ta visa energija tiesiog būna nukreipta prieš save. Tai tiesiog pats viduj su savim taip elgiesi, tai paieškok vietų gyvenime, kuriuose vietose tu save palieki, kuriuose vietose tu save apleidi, kuriuose vietose tu su savim nebūni, kuriuose vietose tu savęs negirdi. Tai bet viskas prasideda nuo vidaus, tai kai šitą dalį pakeisi, pasikeisi ir tavo išorė. Tu pritrauksi tada tiesiog natūraliai santykius ir tinkamus žmonės. Kaip ištrūkti iš depresijos ir nerimo gniaužtų? Tai vėlgi, realiai iš tikrųjų tokio dalyko kaip depresija nėra. Depresija, sakykime, kaip mes ją taip vadinam, tai tiesiog yra kūno signalas, kad yra labai daug užspaustų, neišleistų emocijų. Tai depresija, nerimas, tai vadinasi, kad kažkur varei automatu, gyvenai automatu, nekreipiai dėmesio į savo vidų, negirdėjai savo vidinio vaiko, vidinio paauglio, užspaudinėjai emocijas arba yra iš praeities susikaupusių emocijų neišleistų arba kad ir dabar galėjo galbūt vykti kažkokie įvykiai, galbūt esi linkusi pataikauti, prisitaikyti, nutilėti, neišsakyti
ir niekaip kitaip tų emocijų neišleidi, tai tos emocijos, nes net pats žodis depresija, tai depression, tai yra suspaudimas. Tai vadinasi, kad ten yra viduj prištampuota ir yra pasipriešinimas. Ir tokiu būdu, per tokius kūno simptomus tas pasipriešinimas pasireiškia. Ta energija turi kažkokiu būdu išeiti. Tai jinai bando išeiti, bet gaunas, kad tu jai neleidai išeiti. Tai kad visus šitus simptomus paleisti, tai sakau, dėl to yra labai labai svarbus darbas su kūnu ir darbas su pasąmonė. Ką mes darom pas mane per emocijų paleidimo sesijas. Jeigu kam rezonuoja ir jeigu kas norit, tai labai kviečiu registruotis. Tai darbas su kūnu gali būti intuityvus judesys, intuityvus šokis, kažkokia lengva mankšta, kaip joga, pasivaikščiojimas, buvimas gamtoj. Žodžiu, kad leisti tai energijai išsivaikščioti. Lygiai taip pat išrašymas, iškalbėjimas, išsirėkimas, išsidainavimas. Tai šitie dalykai yra labai svarbus. Ir tada darbas su pasąmonė tiesiog, nes kitą kartą yra pasąmoniniai blokai, pasąmoninės žaizdos, kurios yra giliai užsislėpusios po daug sluoksnių iš praeities, tai kitą kartą mes sąmoningai net nesuvokiam, kad tai mus trigerina ir kelia kūne įtampą. Tai irgi darbas su pasąmonė, ėjimas, ieškojimas to šaknies ir tiesiog leidimas kūnui išleisti visą tą emociją. Verkimas, taip pat nesigėdykit verkti ir nebijokit verkti ir negalvokit, kad kažkas su jumis negerai, jeigu jūs daug verkiat. Per verkimą tai yra vienas iš efektyviausių kūno būdų sureguliuoti nervų sistemą. Tai verkit kuo daugiau ir ypatingai šiuo laikotarpiu. Diana klausia, kaip atsiriboti nuo neigiamų žmonių. Tai Diana turi prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, kad tu renkiesi galbūt būti toje aplinkoje ir nubrėžti ribas, sau priimti sprendimą, kad tu nebenori daugiau tokių žmonių savo gyvenime. Turi sau priimti tvirtą sprendimą ir būti pasiruošusi paleisti ir net galbūt kažkuriuo laikotarpiu būti viena, bet turi pasirinkti save tokioje situacijoje. Nes kito žmogaus pakeisti ar įtakoti mes negalim. Negalim įtakoti ar pakeisti jo elgesio, tai mes galim pakeisti tik tai savo reakciją arba savo elgesį arba pasitraukti iš tos situacijos toksinės. Ačiū už rožytes. Kaip atkurti gerus santykius su mama, nes kalėdos artėja, o be dovanos nenoriu likti. Tai kokie čia tavo prioritetai? Ar tu nori tų santykių, nes dovanos nori, ar dėl kokios priežasties tu nori tų santykių? Ir iš vis, kas tame santykyje vyksta? Kodėl to santykio nėra? Jurgita, mane visą laiką žiauriai purtė, bet pagaliau šiandien jaučiuosi puikiai, ar bus dar tų purtimų? Tai bus dar visko, nes tie ciklai yra nesibaigiantis. Ir kuo labiau mes stengiamės kontroliuoti, kai visa tai vyksta, tuo intensyviau mes visą tai jaučiam. Tai pokytis bus toks, ne tai, kad pasibaigs šiti mirties atgimimo ciklai, karminiai ciklai ir taip toliau, bet tiesiog išmoksim nebekontroliuoti to, kas vyksta ir tai duos lengvumą. Ir tiesiog bus paprasčiau per visą tai praeiti. Bet tai yra tiesiog viso gyvenimo procesas. Greta, mintys, idėjos eina laisvai, bet išreikšti save sunku. Kaip tai pakeisti? Tai irgi, kaip sakau, tai dažnai būna susiję su vaikystės žaizdom, kur negalėjai būti savim, negalėjai savęs išreikšti taip, kaip nori, nes realiai, jeigu būtume užaugę sveikose šeimose, tai mes visų šitų problemų neturėtume, nes tai yra natūrali žmogaus prigimtis, nes gimęs naujagimis, jisai neturi gėdos jausmo, kaltės jausmo, jisai neturi baimių, jisai laisvai save reiškia taip, kaip nori, per garsus, per judesius ir taip toliau.
Tai tai tik vėliau augdami ir jeigu augam netinkamoje aplinkoje, kur negalim normaliai sveikai formuotis, tai tada į mūsų pasąmonę prisiinstaliuoja visokių ribojančių įsitikinimų, kurie vėliau mus stabdo. Ir tie ribojantis įsitikinimai susiformuoja vaikystėje kaip išgyvenimo režimas, nes, kaip sakau, esam priklausomi nuo tų žmonių, kurie mus augina. Tai todėl, kaip vaikai, darom viską, kad kažkaip tai įtikti, kad mūsų neatstumtų, kad gautume nors kiek meilės, nes tai yra pamatiniai žmogaus poreikiai. Ir paskui, kai užaugam, tai viskas lieka nugulę pasąmonėje ir pasąmonė interpretuoja tam tikras situacijas, pasąmonė interpretuoja, sukuria tokią iliuziją, kad nors dabar situacija yra visai kita, esam suaugę, bet sukuria iliuziją, tarsi mes išgyvenam tą patį, ką išgyvenom vaikystėje. Ir dėl to būna sunku save išreikšti. Tai numeris 1, kaip visada sakau, dirbti su pasąmonė, ieškoti tų pasąmoninių blokų, kas neleidžia savęs išreikšti. O antras dalykas, tai yra tiesiog bandyti eksperimentuoti, baisu daryti su baime, žengti pirmą žingsnį. Rokas, esu turėjęs baisią vaikystę, fizinis, emocinis smurtas, manipuliavimas, turiu baimę santykiams. Tai visų pirma, jaučiu, kad teko per tai praeiti, čia labai daugelio patirtis dėja tokia yra. Ir kad nebeturėti baimės santykiams, pirmą turi atkurti santykį su savim. Tai kaip sakau, viskas prasideda nuo vidaus, nuo mūsų vidaus. Kas yra mūsų viduje, tas atsispindi išorėje. Dėja taip yra, dėja negalim sukontroliuoti išorinių aplinkybių, galim pakeisti tai, kas yra viduj ir tai, kokį signalą siunčiame išorę. Ir taip, dažnai tai būna, kad yra daug pasąmoninių dalykų, kurių net nesuvokiam. Ir atrodo užknisantis yra šitas kelias ir šitas procesas, nes jisai būna ilgas ir skausmingas ir sudėtingas ir vingiuotas. Ir atrodo, tai kada bus tas rezultatas. Bet atkurti santykių su savim, vadinasi, turi baimę santykiui su savim. Turi galbūt netgi nepasitikėjimą savim prieš save. Tai nuo mažų dalykų galbūt susigalvoti kažkokius nedidelius įsipareigojimus savo prieš save ir juos įvykdyti, kad taip susigrąžinti pasitikėjimą savim. Ir kai bus pasitikėjimas savim, tu šitą energiją siūsi į išorę ir tau šitą energiją atsispindės. Eimantas klausia, tai kaip pakelti savo pasitikėjimą, tai vėlgi, čia kaip ir visiems dalykam nėra vieno atsakymo, nėra vienos piliulės, nėra, kad padarysi vieną praktiką ir staiga tu savim pasitiki. Aš esu dalinusis jau ne kartą, sakau, senbuvėm, bet yra daug naujai prisijungusių. Tai aš kažkada buvau tokiame etape, kur aš iki parduotuvės bijojau nueiti. O aš dabar sėdžiu ir vedu live transliacijas. Ir kažkada tai buvo mano svajonė. Tai tiesiog turi daryti su baime, turi išdrįsti. Tai kaip ir tada man buvo baisu nueiti iki parduotuvės, bet reikėdavo, tai eidavau kažkaip iki tos parduotuvės. Ir buvo baisu daryti pačią pirmą live transliaciją, bet bijojau ir vis tiek dariau ir nenumiriau ir vis dar esu čia. Tai tas pasitikėjimas auga tuomet, kai mes atliekam kažkokius fizinius veiksmus ir tada gaunasi, kad mūsų nervų sistema ir protas gauna patvirtinimą, kad žiūrėk, aš padariau šitą veiksmą ir man nieko nenutiko, aš nenumiriau, viskas gerai, viskas man gerai. Aha, ten užsideda pliusiukas. Tai nereiškia, kad vieną kartą kažką padarysi ir bus nebebaisu tai daryti. Pavyzdžiui, kaip man su live transliacijom, tai ir pirmą, ir antrą, ir trečią kartą buvo ir dar paskui buvo baisu daryti tas live transliacijas, bet kuo daugiau tu to praktikuoji, tuo kūnas, nervų sistema labiau prie to pripranta, pamato, kad aha, čia viskas saugu, viskas gerai, niekas čia manęs nepuola ir taip tas pasitikėjimas auga. Ir taip pat pasitikėjimas savim, kaip ir Rokui sakiau, kad nusistatyti kažkokius nedidelius tikslus.
Ir laikytis prieš save savo žodžio. Va taip auginsi pasitikėjimą pats savo su savim. Rita klausia, kad kas gali blokuoti kūrybinę energiją. Ir ten buvo kažkaip tai, tu klausai, kad su mama ar santykis su mama gali blokuoti kūrybinę energiją. Tai realiai niekas išoriškai nieko pas mus pačius užblokuoti negali. Tai nebent yra pasąmoninės žaizdos, pasąmoniniai kažkokie tai įsitikinimai, baimė galbūt išreikšti tą savo kūrybą, nes galbūt vaikystėje ar buvai baudžiama už tai, kaip norėjai save išreikšti. Sakau, kaip ir minėjau, kad didžioji dalis taip užaugom. Neturėjom tokios galimybės, neturėjom galimybės būti vaikais, neturėjom galimybės būti savimi. Tai vat, o mūsų vidinėme vaike ir slepiasi mūsų kūryba. Tai šiuo atveju būtų svarbu susijungti su savo to vidiniu vaiku, paklausti, ko tai tavo vidiniai mergaitai reikia, kad jinai pasijaustų saugi, išreikšti save kūrybiškai, sukurti jai erdvę. Galbūt ateina tokia informacija, galbūt tau kaip tik rezonuos, kad nesistengti, žinot, kai esam suaugę, būna labai sunku kažką daryti, jeigu žinom, kad tai neduos kažkokios realios naudos. Tai pavyzdžiui, kai buvom vaikai, tai bet ką mes ten piešiam, dainuojam, rašom, bėgiojam ir mes nesitikim kažkokios grąžos iš tai. Mes tiesiog tai darom, nes mums tai faina. Bet kai suaugam ir kai prasideda visi šiti suaugusiųjų reikalai, finansai, buitis ir taip toliau, tada kitą kartą pasijungia toks dalykas, kad viskas, ką darau, kažkaip tai turi atnešti naudą, nes kitu atveju tai yra laiko švaistimas. O kūrybinė energija yra labai svarbu duoti tos vaikiškos erdvės, taip kaip darydavom vaikystėje, leisti savo kažką daryti, nesitinkint atgal kažkokios grąžos iš to. Tai sakau, leisti savo bet kaip piešti, leisti savo dainuoti, galbūt šokti, gal dar kažką tai daryti. Ir taip ta kūrybinė energija įsijudina. Sakau, šiaip nėra pasaulyje jokios išorinės jėgos, jokios išorinės galios, kuri galėtų blokuoti mūsų energiją. Ta energija kitą kartą stabdom tik tais patys iš savo baimių, o tos baimės dažnai būna pasąmoninės iš vaikystės, nes vaikystėje, kaip sakau, tai reiškia išgyvenimą. Dabar tai nebereiškia išgyvenimo, bet vis tiek pasąmonė tai fiksuoja. Ir tiesiog turim tai pamatyti ir perprogramuoti. Tai sakau, per paprastus smulkius dalykus leisk savo tiesiog kažką pateplioti, papaišyti ir tokiu būdu tas vidinis vaikas po truputį jis pradės jaustis saugiai, kad man galima būti savim, man galima žaisti, man galima būti vaiku. Tai žaidimas yra, sakykime, vienas iš efektyviausių būdų, kaip pažadinti vidinį vaiką, o su vidiniu vaiku pasižadina ir kūrybinė energija. Prašau. Roma, paskutiniu laiku verkiu gyvenime, tiek neverkiau, bet taip iš vidaus. Tai sakau, verkit kuo daugiau ir kuo dažniau. Jau geriau verkit, negu tas visas emocijas užspauskit. Ir paskui tos emocijos pasireikš per nerimą, per paniką, per taip vadinamą depresiją ir taip toliau. Viktorija klausia, kaip save realizuoti, kai nežinai, ką daryti. Dėl darbo, karjeros, tokia nežinomybė, ką toliau daryti. Tai nėra taip, kad tu nieko nežinai. Tikrai yra viduj širdį kažkoks impulsas, kurie kryptimi norėtum judėti. Bet arba yra baimė, arba yra perfekcionizmas, arba abudu. Kur dažnai įsivaizduojam, kad mes turim žinoti visus žingsnius į priekį ir žodžiu, kaip ką daryti, visą strategiją į priekį ir žinoti visą piešinį į priekį. Taip nevyksta dalykai. Kelias atsiveria beeinant, tai tu žengi pirmą žingsnį
Ir tada atsiveria daugiau kelio, tada tu žengi antrą žingsnį, dar daugiau kelio atsiveria ir tu pakeliui išsiaiškini visus tuos dalykus. Tai tau nereikia žinoti, netgi matyti visos vizijos, nes tai yra neįmanoma. Bet tau reikia pasitikėti nežinomybę ir išdrįsti žengti į tą nežinomybę. Ir visi, absoliučiai visi, iki vieno turit nors mažiausią impulsą savo viduje. Nors mažiausią impulsą, kurią daugmaž kryptimi norit judėti. Tai va, tik reikia išdrįsti klausyti to impulso. Ir kaip tik tiesą sakant, prieš pradedant laivą, vieną labai gerą įrašą dariau šitą temą, dar nespėjau įkelti. Tai jeigu leistumėt savo gyvenime eksperimentuoti ir gyvenimą pasimatuoti taip, kaip matuojatės drabužius. Ir tarkim, sugalvojot, kad jums reikia megztinio. Daugmaž turit viziją. Dažnai tai būna, kad daugmaž turi viziją. Kaip norėtum, kad tas rūbas atrodytų arba kaip norėtum, kad tas rūbas jaustųsi. Ir tada eini per parduotuvės ir ieškai ir matuojasi. Ir juk nėra taip, kad jeigu užsidedi ir tau netinka, kad galvoji, nu tai kažkas su manim negerai, čia su mano vizija negerai, aš čia nieko nežinau, žodžiu, viskas, metu viską, nebereikia to megztinio. Ne, tiesiog eini per parduotuvės, matuojasi, nesitapatini su tuo, kad tau čia kažkaip neaišku, ar tau nesiseka. Ir netgi kaip tik, kiekvienas tas netikęs to megztinio variantas tau kaip tik duoda daugiau aiškumo, kokio modelio tau reikia, ko tu nori, kaip tu nori, kad tai jaustųsi. Tai va, lygiai taip pat ir gyvenime leiskit savo eksperimentuoti, leiskit savo pasimatuoti. Gyvenimas nėra viena tiesi linija. Deja, tai buvom išmokinti, bet gyvenimas nėra viena tiesi linija. Viskas labai chaotiška, viskas labai spirališka. Ir tam ir atėjom visų tų patirčių susirinkti, leisti savo žengti žingsnį į nežinomybę, nes vis tiek yra kažkas, ką tu žinai šią akimirką, vis tiek yra kažkas, nors vienas žingsnis, tikrai žinai. Eimantas, kiekvieną kartą, kai žiūriu vaizdo įrašą ar tiesioginę transliaciją, negaliu atitraukti akių nuo jūsų. Todėl, kad aš užsivedus ir spinduliuoju magnetišką energiją. Greta, bandau su baime save išreikšti, stringu komunikacijoje, nusiviliu rezultatu. Tai kai yra uždėti kažkokie tai rėmai, ar kažkokie standartai, ar kažkoks galutinis rezultatas, va tada pasidaro labai sunku. Va tada mes save įspraudžiam į dėžę ir realiai pradedam su savim elgtis taip, kaip su mumis elgėsi mūsų tėvai. Tai ko iš mūsų reikalavo, nu tai dažnai dėl to ir vyksta šitas visas mechanizmas, nes toliau eina ta žaizda iš vaikystės ir toliau su savim viduj elgiamės taip. Iš savęs reikalaujam tobulybės, iš savęs tikimės kažkokių tai rezultatų labai labai greitų metų ir dažnai būna taip, kad ateinam į kažkokią sritį, kur galbūt dar tik žengiam pirmuosius žingsnius ar neturim patirties, o jau tikimės, kad pasirodysim kaip profesionalai. Tai labai toks geras yra pasakymas. Kiek ilgai būtum su draugu, kuris elgtųsi su tavim taip, kaip tu elgiesi su savim? Kiek ilgai būtum su tokiu draugu? Kiek ilgai būtum šalia tokio žmogaus, kuris tau tokį spaudimą keltų, kuris tau tokius reikalavimus keltų? Tai mokintis labiau pasiduoti tėkmei, paleisti kontrolę ir leisti savo būti, ir leisti savo mokintis, ir leisti savo patirti. Dalykai neateina taip, tai įsivaizduok, jeigu nuo mažo amžiaus ta saviraiška buvo užspausta, jeigu tai tavo kūnui, tavo pasąmonei, tavo nervų sistemai, tai reiškia nesaugu, tai reiškia, kad jeigu aš iškomunikuosiu, taip kaip aš jaučiuosi, ar tą, ką aš noriu iškomunikuoti, tai mane gali nubausti emociškai, fiziškai, psichologiškai. Tai buvo taip nesaugu ir dabar tu save spaudi į kampą ir sakai, kalbėk, dabar kalbėk, sakyk, kodėl tau nesigauna, kalbėk. Norėtum su tokiu žmogum draugauti? Manau, nei vienas nenorėtumėt su tokiu žmogum draugauti. Tai nesielgi taip su savim. Simona, o jei jauti, kad reikia taip daryti, bet baimė padaro savo, atleisti savo ir bandyti dar kartą.
Viktorija, ačiū už atsakymą. Taip, tai tiesa, kad yra impulsas ir ne vienas, bet kuo daugiau mąstau į kurią kryptį, tuo labiau pasimetu. Yra toks angliškas pasakymas analysis paralysis. Tai analizavimas lygų paralyžiui. Tai tame ir būna esmė, kad tiesiog pasirink vieną žingsnį, bet kurį žingsnį, nesvarbu. Ir tiesiog ženk tą žingsnį tam, kad iš vis užsikurtų tą energiją. Daiva klausia, ar nugyvenus pusę amžiaus vis dar galima tikrai jausti dežavų. Su dežavų apskritai yra toks dalykas, kad dežavų jausmas tai yra, kai vienu metu susilygiuoja visos mūsų egzistuojančios versijos, taip galima pasakyti. Nes kvantinėme lauke mūsų versijų, kurios dabar gyvena skirtingus gyvenimus, yra labai labai daug. Tai dežavų jausmas yra, kai visos tos versijos tam vienam momentui, tam vienai akimirkai susilygiuoja, išgyvena tą patį. Danguolė, ką daryti, kai norisi išsiverkti, bet negali ir taip jau gal kokie keli metai, sunkus jausmas. Tai kaip sakiau, kad nėra gerai tas emocijas užlaikyti, užspausti, todėl kad ta energija turi išeiti ir tada dažnai jinai išeina simptomų pavidalu per kūną. Tai čia jokių būdų aš negazdinu ir nenoriu gazdinti. Ir ką daryti, jeigu neišeina, tai dirbtinais būdais pabandyti išprovokuoti, specialiai klausyti liūdnos muzikos, pasižiūrėti liūdnų filmų. Taip pat galima ne tik išsiverkti, galima išsirėkti, išsirėkimas irgi labai labai padeda išsidainuoti, išsišokti, galima ir kitais būdais išleisti tą visą energiją, svarbu ją išleisti kažkaip. Viktorija, taip ir norisi pabandyti kažką naujo ir kelias sritis, bet kuo daugiau galvoju, tuo labiau išsigąstu. Tai reikia mažiau galvoti ir tiesiog žengti pirmą žingsnį ir žengti kartu su ta baime. Nebijokit pačios baimės, pasveikinkit tą baimę, pasiūskit tai baimei meilės. Sakyk, baime, okei, aš tave jaučiu, tu esi, bet prisimink, kad tu, Viktorija, ar jūs visi nesat baimė, jūs nesat tas jausmas. Tai yra tik tai jausmas jūsų viduje. Tai pasveikinkit tą baimę, sakyk, okei, baimė, labas, aš tave matau, aš tave girdžiu, siunčiu tau meilės, okei, esi, tai esi, būk, ką padarysi, einam. Klausia, kas pirmas iš įkvėpėjų jums davė impulsą domėtis New Age. Tai visą šitą impulsą ir visus šitus pajautimus, ačiū, aš turiu nuo vaikystės. Visą šitą kitokį mąstymą. Ir aš dažnai sėdėdavau vakarais, žiūrėdavau į dangų, svajodavau ir galvodavau, o tai kas ten tam kosmose, o tai kaip ten tas žvaigždės suprasti. Galvodavau iki tokių dalykų, o tai kodėl žalia, kodėl žalia pavadinta, kodėl žalia yra žalia. Tai man, žodžiu, šitie visi filosofiniai klausimai nuo mažų dienų kildavo. Ir ryšį su, sakykime, visata, kūrėjų, dievų, kaip norit, taip vadinkit, yra absoliučiai nesvarbu. Irgi turėjau nuo vaikystės. Ir nors, sakykime, augau, pavadinkim, krikščioniškoje šeimoje, nors tiek ten ir buvo visi tikintis, tik tai, žinai, per kalėdas, per šventes atseit į bažnyčią nueiti. Ir nors mane labai, kaip pasakyt, pompavo tom visom žiniom, krikščioniškom, bažnytinėm, taip kaip turi būti, bet mano vidus natūraliai visą laiką jautė, kad yra ne taip. Ir aš vis tiek savo ryšį turėdavau visą laiką su visata. Tai ir esu dalinusis, kad iš tikrųjų bažnyčioje tai aš alpdavau, aš negalėdavau būti bažnyčioje, man antiek ta energija nerezonuodavo, bet žodžiu, visi šitie dalykai pas mane buvo nuo vaikystės. Aišku, aš jų negalėjau laisvai išreikšti. Nei vienas toks nebuvo kaip aš mano šeimoje. Buvau ta juoda avis. Tai kažkiek tai buvo užspausta, aš labai mažai tuo dalindavausi, nebent jau ten su pačiais kažkokiais artimiausiais draugais, kurie galbūt galėtų suprasti.
Tai vad, bet paskui, jau kai prasidėjo ta mano kelionė, rimtesnė, jau kai vėl aš, sakykime, grįžau atgal į šitą savo galią, į šitą savo kelią, tai maždaug tai įvyko prieš 8 metus, jau kai pradėjau taip rimtai eiti, tai daug buvo tų įkvėpėjų, viskas netgi nuo kitos religijos prasidėjo, nuo krišnaizmo, paskui buvo Anthony Robbins, daug laiko, bet tiesiog labai daug visko, praktikų įvairiausių, bioenergetikų ir taip toliau, tai žodžiu, knygų, video, podcastų ir taip toliau, labai daug skirtingų žmonių, vedlių. Taip pat, bet taip niekad, tarkim, net kai buvau su krišnaizmu, taip niekad ir nepasinėriau į tą perspektyvą, kad reikia atseit mokytojo, reikia jungties tarp tavęs ir visatos, tarp tavęs ir kūrėjo. Man niekada tai nerezonavo, nes kodėl man reikia kažkokios jungties, aš tiesiogiai galiu jungtis. Tai vat. Tai taip niekad nebuvo, kad labai fanatiškai kažkuo tai sekčiau. Buvo etapai kažkokie, kas man rezonavo labai tuo metu, bet tiesiog praeidavo tas etapas, man neberezonuodavo ir aš eidavau prie kito dalyko, kol galiausiai viskas atvedė į vidų, kad viskas yra manyje. Ačiū visiems labai už dovanėlės. Žana klausia apie skaičius, visą laiką matau vienodus skaičius, kodėl? Tai skaičiai tiesiog yra informacija iš visatos, žinutė, pastiprinimas. Roma, kaip lavinti intuiciją? Tai labai paprastais būdais pradėti galima lavinti. Tiesiog atsikėlus ryte paklausti savęs, ką aš šiandien noriu valgyti. Intuiciškai ir pajausti iš vidaus, ne ką aš tiesiog kiekvieną rytą automatiškai valgau, ar ką galbūt dietologai liepia valgyti ryte, bet ką mano vidus šiandien norėtų valgyti. Ir net jeigu tai bus cepelinas pusryčiam, klausyti to savo vidaus. Tai nuo tokių labai paprastų dalykų. Intuicija yra kūnas. Tai išmokti klausyti savo kūno, atkurti ryšį su savo kūnu. O kaip kurti ryšį, kaip kuriam ryšį su kitu asmeniu, tai užduodame jam klausimus, domimės to asmeniu, o kas tau patinka, o ko tu nori, o kaip tu norėtum, kad būtų. Tai ir tada po truputį vis labiau ir labiau pradedam girdėti tą savo intuiciją ir tiesiog drįsti padaryti spontaniškus dalykus. Tai kad ir man pradžioje intuicija pasireikšdavo tokiais labai paprastais būdais. Pavyzdžiui, ten kažkur važiavau ar ėjau, man sako, pasimk smulkių. Ir galvoju, ką man tų smulkių? Ašgi niekur neisiu, ašgi greitai tik ten sulakstau ir viskas. Pasimk smulkių. Gerai, pasimsiu smulkių. Ir gavosi, kad planai pasikeitė ir man iš tikrųjų reikėjo tų smulkių, nes reikėjo sumokėti už parkavimą. Tai nuo tokių paprastų dalykų labai prasideda, bet esmė yra atkurti ryšį su savo kūnu. Klausti savo kūno, klausti savo vidaus, klausti savo vidinio vaiko, savo vidinio paauglio, o ko tu nori, o kaip aš tau galėčiau padėti, o kaip tau būtų malonu. Klausimas, ar einant sąmoningumo keliu yra būdas išgyventi viską lengviau. Žinai, iš dalies, kadangi esam kūrėjai, tai kaip susikuriam, taip ir yra. Bet iš kitos pusės sąmoningumo kelio esmė yra leisti savo išjausti visą tai, kas buvo amžius neišjausta. Kas visoje giminės linijoje, kur niekas savo neleido išjausti. Tai todėl dažnai, kaip sakoma, šitas kelias nėra silpniem ir jisai yra sudėtingas ir jisai yra skausmingas. Taip, jeigu išmokstam nesitapatinti su kūno pojūčiais, su emocijom, jeigu išmokstam tai tiesiog stebėti su susidomėjimu, man dabar tas vyksta, aš dabar tą jaučiu, tai šitas duoda lengvumą.
Tai jeigu galim tokį lygį pasiekti, tai taip, galima sakyti, kad galima lengvai per tai praeiti, bet kaip taisyklė, kai tik pradedam eiti šitų kelių, tai dar neturim tokio gebėjimo ar įrankio, todėl viską jaučiam taip, kaip jaučiasi, sunkiai. Roma, aš daug kažkaip jaučiu, bet kažko nepasitikiu. Tai sakau, yra normalu už tai, kad eina tos visos programos iš vaikystės, tos visos baimės iš vaikystės, nepasitikėjimas savim, nepasitikėjimas savo kūnu, nes nebuvo kur saugumui ir pasitikėjimui išsivystyti. Tai būkit su savim švelnu šitoj kelioniai. Ir žinau, kad nelengva, nes kartais ir pati ne visada labai švelni su savim pabūnu. Bet ačiū visiems labai už dovanėlę, širdutės. Bet būkit švelnu su savim šitoj kelioniai. Po truputį. Žinau, kad viskas atrodo tęsiasi ilgai, kad kiek čia gali būti, kada čia pasibaigs ir taip toliau. Tai ne tai, kad pasibaigs, tiesiog pasikeis mūsų požiūris į tai ir pasikeis, kaip mes tai matom. Ir dėl to pasidarys lengviau. Klausimas, kaip sunkia akimirka padėti savo atsistatyti greičiau, kaip elgtis? Tai sakykim, kad greičiausias kelias į atsistatymą yra priėmimas. Priėmimas visos tos situacijos, kontrolės paleidimas ir pasidavimas tai situacijai. Ką dažniausiai būna gana sudėtinga padaryti, nes protas nenori rinkti šito varianto. Protas nori išgerti tabletę, kuri viską nuimtų ir viską išspręstų. Bet greičiausias kelias yra atsiduoti. Ir kitas dar irgi greičiausio kelio variantas yra nedėti jokių laiko rėmų. Nes kai pradedam dėti laiko rėmus, kad pavyzdžiui, jau praėjo metai, jau aš turėjau geriau jaustis, arba jau praėjo 2 metai, jau aš turėjau geriau jaustis, tai kuo daugiau duodam savo tokio spaudimo, kuo daugiau uždedam kontrolės, tuo tas procesas atrodo ilgesnis. Jau ne kartą sakiau, kad laikas iš esmės yra iliuzija. Nėra laiko. Laiką mes jaučiam. Tai ir su visais šitais dalykais. Lygiai taip pat, kaip kas esat sportavę ir darę pratimą lentą, plank. Tai žinot, kad ta minutė atrodo kaip pati ilgiausia minutė pasaulyje. Mes ją taip jaučiam. Nes tai yra sudėtinga ir mes susikoncentruojam į tą sunkumą ir dėl to tarsi tas laikas išilgėja. O pažiūrėkit, kai vyksta kažkas labai malonaus, tai valanda kaip akimirka praeina. Ir tais sunkiais momentais, jeigu atsiduotume tam sunkumui, jeigu atsiduotume tam skausmui, jeigu nebedėtume kažkokių tai rėmų, tiesiog pasiduotume ir sakytume, gerai, aš dabar jaučiu, visą tai, kas yra, aš dabar jaučiu ir aš būnu su tuo ir kiek reikės, tiek aš būsiu, tai sutrumpintų tą periodą. Tai buvo klausimas čia apie vyrą. Eimantas perrašė, kad ryt pamatysiu savo vyrą, kuris mane išdavė, sužinojau vakar, bandyti išklausyti jį ar išvyti iškart. Tai apskritai, kodėl įvyksta tokie dalykai? Jeigu, vėlgi, viskas prasideda nuo vaikystės, ta pati dainelė, jeigu užaugom chaotiškoj, toksiniai aplinkoj, kur neturėjom saugumo, nebuvo patenkinti pamatiniai poreikiai ir taip toliau. Ačiū. Tai išsivysto visi tie pasąmoniniai blokai. Nevertumo jausmas, nemeilės jausmas, kitiem įsipareigojimo baimė ir taip toliau. Žodžiu, iš tų visų vaikystės traumų. Jeigu mes su tais dalykais nedirbam, tai jie toliau mumise tenais ir sėdi. Ir tą energiją mes skleidžiame išorę, įsivaizduok kaip magnetas. Ir kitas žmogus irgi įsivaizduok su lygiai tokio pat žaizdom, irgi toks pat magnetas ir mes vienas kitą pritraukiam. Tai dažnai tuose santykiuose, kuriuose vyksta išdavystės, smurtas, nepagarba, žodžiu, kur tiesiog neįmanoma turėti kažkokio tai normalaus pokalbio, kur neįmanoma jausti gilaus ryšio, tai dažniausiai būna trauminiai santykiai, toksiniai santykiai, kur vadinasi vienas kitas žmogus pritraukia iš žaizdos
Ir kadangi įsivaizduoju, aš turiu žaizdą, ne, nu, tai ten vat, pas mane yra skylė ir pas tą kitą žmogų yra skylė. Ir tokie du žmonės susitinka ir jie tada vienas iš kito reikalauja, kad tu dabar užpildyk tą mano skylę mano vidui. O to padaryti yra neįmanoma. Kitas žmogus negali mumise užpildyti mūsų tuštumos, tik mes patys galim tą savo tuštumą užpildyti. Ir va tokie du, kaip sakau, susitinka sužeisti žmonės, pradeda vienas iš kito reikalauti. O kadangi yra sužeisti ir patys yra trūkume, tai neturi ką duoti kitam žmogui. Ir toks gaunasi pilstymas iš tuščio į kiaurą. Ir va tada įvyksta tie visi kaltinimai, kad va, tarkim, aš ten tave išdaviau, nes tu man kažko tai nedavei ir taip toliau, nors taip neturi būti. Mes neturim vienas kito tuštumų užpildyti. Tai yra padaryti neįmanoma. Sveiki santykiai yra, kai ateina du žmonės, kiekvienas savyje užsipildęs ir tas užsipildymas, netgi įsivaizduoju, kaip taurė teka per kraštus ir tas, kas teka per kraštus, mes galim dalintis vienas su kitu ir taip galim dar daugiau kažko tai sukurti. Tai čia būtų santykis ne iš trūkumo, bet tam yra reikalingas vidinis darbas su savim. Ir dažnai taip yra, kad pavyzdžiui, įvyksta visokie tokie dalykai, ne? Išdavystės, smurtas, manipulacijos ir vis tiek atrodo sunku iš tokių santykių išeiti. Ir dažnai žmonės sako, bet aš negaliu, aš myliu, aš jaučiu kažką, trauką ir taip toliau. Tai tu jauti trauką ne tam žmogui, tu jauti trauką tai disfunkcijai. Kodėl taip yra? Nes ta disfunkcija tavo nervų sistemai ir tavo psichikai atspindi namus. Net jeigu tu logiškai supranti, kad tai yra toksiška, kad tai yra tai, ko tu nenori, bet kadangi tu užaugai tokioje aplinkoje ir tavo visas kūnas, visa nervų sistema nuskaitė, jeigu pavyzdžiui buvo pas tave smurtas šeimoje, kai tu augai, tavo nervų sistema nuskaitė, smurtas reiškia namai. O nervų sistemai yra realiai nesvarbu gerai ar blogai yra kažkas, nervų sistema jaučiasi saugiai ten, kur yra žinoma. Ir jeigu tau žinoma buvo išdavystė, smurtas, manipulacija, apgaulė toje šeimoje, kurioje augai, visą tai tavo nervų sistema nuskaitė ir tavo nervų sistema ieškos atitikmens. Tai, kas vyko vaikystėje su tėvais, tai pagal tai tu išsirinksi partnerį iš to savo žaizdos, kol dar nesuvoki tos savo žaizdos ir kol dar nesi tos savo žaizdos išgydęs. Tai pritrauksiu tokį partnerį ir atrodys tokia trauka, taip namus primena. Tai būtent primena tą disfunkciją, primena tuos namus. Ir būna labai sudėtinga iš tokių santykių išeiti, todėl kad pasąmonė, psichika, visa nervų sistema priešinasi, nes tai reiškia sulaužyti tą žinomą mechanizmą, sulaužyti tą disfunkciją ir tai reiškia įžengti į nežinomą teritoriją. Tai nesvarbu, kad tą nežinomą teritoriją tu logiškai supranti, kad tu nori geriau turėti negu kad turi, bet sakau, nervų sistemai tai yra nežinoma teritorija. Nesvarbu, kad tai yra gerai, bet tai yra nepažįstama. Tu nežinai, kaip ten bus. Toj disfunkcijoje tu užaugai, tu gali viską nuspėti. Tu žinai, kur kaip kas. Dėl to tai yra saugu ir sava. O ten, kur viskas vyksta iš tikrųjų gerai, tai viduje yra nežinoma, nesuprantama. Ir sakau, šitą disfunkciją būna sudėtinga užbaigti, sudėtinga nutraukti. Tai tokiu atveju gerai turėti arba kažkokį tai palaikymą, arba pačiam sukaupti kažkokiu tai būdu visą galę, jėgą, ryžtą ir pasakyti ne, kad ir kaip sudėtinga. Ir dažnai tai būna, aš pati esu išėjusi iš narcisistinių santykių, tai realiai išeidinėjimas iš tų santykių jaučiasi taip, lyg tu būtum vartojęs, tuos visus metus lyg tu būtum vartojęs narkotikus ir dabar tu žodžių nebevartoji ir tau lomkės visiškos. Tai ten vidus gali kelt visokius jausmus, maišyti, bet grinai, jeigu įmanoma įjungti savo šaltą protą, suvokiant visą šitą mechanizmą, tik tokiu būdu galima išeiti, suvokiant visą šitą mechanizmą ir tiesiog pasirinkti, priimti sprendimą, pasirinkti tą kitą kelią.
nes nėra ko daugiau toj disfunkcijoje daryti, nėra ką ten veikti. Ir jeigu iki šiol vyko ta disfunkcija, tai ta prasme, net jeigu ir pasikalbėsit, net jeigu ir grįšit, toliau tęsis ta disfunkcija vienokiu ar kitokiu būdu, nes čia yra svarbu, kad abu žmonės būtų sąmoningi, kad abu žmonės eitų gyjimo keliu, gydytų savo vidinius dalykus, tik tada du žmonės gali būti sveikoj sąjungoj. Kitu atveju tiesiog kartosit tą patį per tą patį, suksis tas pats ciklas. Ir net jeigu išėjus iš tokių santykių, irgi jeigu, pavyzdžiui, būna žmonės puola iš karto kitus santykius, nes vėl ta tuštuma atsiveria, reikia, kad kažkas tą tuštumą užpildytų. Tai ačiū, tai tiesiog kartojasi tas pats ciklas. Tiesiog kartojasi, pritrauksit identiškai tą patį žmogų, tik šiek tiek kitokiam kūne. Kartosis identiškai tas pats. Ir tada sakysit, kodėl man nesiseka santykiuose. Kodėl pas mane visi tokie partneriai, kurie mane išduoda, kurie mane atstumia, su kuriais aš negaliu sukurti ryšio. Tai dėl to, kad viduje yra neišgydyta ta žaizda ir neužpildyta ta tuštuma. Todėl netgi yra sveika ir labai svarbu iš vis kurį laiką pabūti vienam ir padirbti su savo vidum. Tam, kad galėtum iš tikrųjų pritraukti užpildančius sveikus santykius. Eimantas klausia, o kaip atpažinti narcizą? Čia galim į tokią juodąją skylę su šitą temą patekti. Nes tas, kas mane žino iš seniau, tas, kas mane seka iš seniau, tai žino, kad čia vienas iš mano perliukų, viena iš temų, kurią aš labiausiai mėgstu kalbėti, nes visai nesitikėdama ir nenorėdama staiga patapau narcizų ekspertę. Iš savo patirties. Tai narcizas. Kokie yra bruožai narcisistinio žmogaus? Iš senų laikų žinau, kad daug kas gali būti susiformavęs tokį vaizdą, kad žmonės narcizus vadindavo tuos asmenis, kurie, tarkim, yra labai ekstravertiški, tai kurie ten kažkaip tai labai reiškiasi, gražiai rengiasi, gerai apie save galvoja, bet iš tikrųjų narcisistinis žmogus nėra tai. Tai yra kur kas giliau ir daugiau, ir tai net nekiek yra susiję su išore. Kad jie turi tos charizmos pritraukti, tai taip, nes tai yra viena iš detalių to viso mechanizmo. Tai narcisistinis žmogus yra žmogus, kuris buvo vaikas, kuris lygiai taip pat užaugo disfunkciniai šeimoj, patyrė labai daug traumų ir jo apsauginis mechanizmas buvo toksai, kad tiesiog išjungti emocijas ir galima sakyti, taip apsisaugoti, kad išjungti emocijas ir galima sakyti kopijuoti savo budelį. Tai tapti tuo skriaudėju, kuris jį skriaudė, tai tapti tokiu pačiu. Ir gaunasi, kad pas narcisistinius žmonės net fiziologiškai tiesiog neišsivysto gebėjimas jausti ir atjausti. Ir daugam, kas yra iš vis nesusidūrę su narcisistiniais žmonėm ir pavyzdžiui, jeigu bandai pasakoti apie narcisistinį žmogų, daug kas nesuvokia, kad kaip galima nejausti, tai vis tiek tas žmogus kažką tai jaučia. Narcisistiniai žmonės moka nukopijuoti arba suvaidinti jautimą. Narcisistiniai žmonės gali netgi parodyti emocijas, ašaras ir taip toliau, ir tai gali labai suklaidinti, nes gali atrodyti, kad tai tam žmogui rūpi, jis jaučia. Dažnu atveju kažkokioje situacijoje narcisistas verks ne dėl to, kad jisai tave sužeidė, bet dėl to, kad tu jį išaiškinai, kad jisai kažkaip tai pasielgė. Bet tai yra labai traumuojanti, manipuliatyvi schema, kurią narcisistiniai žmonės sąmoningai arba sąmoningai naudoja. Ir apskritai būti šalia narcisistinio žmogaus yra
nežmoniškai žalinga tavo psichikai ir tavo nervų sistemai. Tai va, tai tiesiog žmonės, kurie neturi empatijos, neturi tokio jausmo. Ir realiai, kadangi jie nejaučia, jie galvoja, kad ir visi kiti nejaučia. Tai pavyzdžiui, jeigu esi empatas ir jeigu kaip tik viską labai stipriai jauti, tau kitą kartą gali būti sunku suvokti, kaip tas kitas žmogus gali nejausti. Nes tu viską jauti ir atrodo, kad visi jaučia. Tai va, bet tie žmonės tiesiog neturi empatijos visiškai. Jie gali suvaidinti, jie gali nukopijuoti, jie yra įvaldę manipulacijos technikas iki detalių, jie gali tiesiog, jie kopijuos, jie stebės tave, jie tave analizuos ir jie tiesiog tau atgal atspindės tai, ką tu nori matyti. Kaip, tarkim, santykyje atpažinti narcisistą. Narcisistam būdinga tik pradėjus santyki, tai vadinama love bombing fazė. Tai yra, kur tave užverčia komplimentais, dovanom. Nuo pat pradžių ten tau tiesiog kelią rožėm kloja. Tai čia yra vienas iš būdų pakabinti ant kabliuko. Ir tai tęsiasi dažniausiai, taip yra paskaičiuota, sakykime, apie kokius 3 mėnesius. Ir staiga po 3 mėnesių tas žmogus tampa visiškai kitokiu žmogum. O tavo visa iliuzija yra prisikabinus, koks tas žmogus buvo pradžioj. Ir jis tampa visiškai kitokiu žmogum ir staiga pradeda visiškai kitaip su tavim elgtis. Galbūt tavęs nebegerbti, dovanos pasibaigia ir taip toliau. Ir narcisistai gyvena, galima sakyti, iš tavo skausmo. Tai jie maitinasi tą energiją. Tai tiesiog lygioj vietoje išprovokuos kažkokį konfliktą, sukurs kažkokią tai situaciją nemalonę. Niekada neprisims už tai atsakomybės, nebent suvaidins, kad prisiema atsakomybę, jeigu tai yra naudinga. Tai neprisims už tai atsakomybės ir tada vyksta tokia manipulacijos schema, kur tave nuliūdina. Ir staiga vieną dieną vėl narcisistas pasielgs taip, kaip elgėsi pradžioj tos 3 mėnesius, tai vėl bus ta love bombing, vėl tau viską duos, vėl ten galbūt atsiprašinės, prisiekinės, kad daugiau tai nepasikartos ir taip toliau. Ir tu užsikabinsi ant to kabliuko ir vėl ten sekantį kartą vėl tave į duobę įmes. Ir žodžiu, tokiais amerikietiškais kalneliais važinėjasi visą tą laiką. Ir dažnai tokie žmonės, kur sakau, tada dažniausiai su narcisistai susitinka empatai. Gali ir narcisistas su narcisistu būti, tai tokie žmonės netgi gali gyventi visai ilgą laiką kartu, nes tik narcisistas su narcisistu ir gali išgyventi. Empatas dažniausiai neištvers labai ilgai su narcisistu, arba jeigu ištvers labai ilgai, tai labai nusivarys. Ir tiesiog visiškai save pames. Tai sužeistas empatas. Tai vadinasi žmogus, kuris turi pataikavimo žaizdą ir kuris ieško patvirtinimo iš išorės. Tai realiai empatas, sužeistas empatas, pataikaujantis žmogus, jisai yra linkęs daryti dėl kitų, bet irgi turi tame priežastį, nes daro dėl kitų, todėl kad nori visą tai, ką duoda, gauti atgal. Bet žodžiu, taip nevyksta ir ypač su narcisistu taip nevyksta. Tai santykiai bus labai audringi, labai sudėtingi, kartosis tiesiog tie patys dalykai, tas pats per tą patį, skausmingi dalykai, tai niekada nesibaigs. Ir tiesiog pradedi save prarasti tokiam santykyje. Ir dar vienas būdas, kaip atpažinti narcisistą, tai narcisistai turi taip vadinamas dead eyes. Tai tokios mirusios akis, kur jeigu pažiūrėtum tam žmogui ilgiau į akis, tose akise tiesiog nėra tuščia, atrodo, kad nėra sielos už tų akių, atrodo visiškai tuščia. Tai narcisistai, psichopatai turi, žodžiu, tokias akis, tokį žvilgsnį. Tai jeigu esat jautresnis ir galit nuskaityti kūno kalbą, tai galit iš to atpažinti. Sveiki normalūs santykiai visų pirma vystysis
lėtai, nes nei vienas sveikas, sąmoningas žmogus tiesiog šiaip nepuls į santykį su kažkuo. Pirmą norės tą žmogų pažinti, pažiūrėti, ar atitinka gyvenimo kryptis, moralinės normos ir taip toliau. Tai vat, nenorės tuo kitų žmogum užpildyti kažkokios tuštumos, nes greičiausiai ta tuštuma bus išsigydę. Tai va, tai tie santykiai visiškai kitaip dėliotųsi. Su narcisistu dažniausiai tai būna amerikietiški kalneliai ir viskas labai greitai. Klausimas, kiek laiko užtrunka gijimas po narcizo? Nenudžiuginsiu su šito atsakymu, nes ilgai gali užtrukti. Žiūrint, kiek laiko buvo prabūta su narcizu ir kokia žala padaryta, nes, sakau, realiai fiziologinė žala psichikai ir nervų sistemai yra milžiniška. Jeigu žiūrint iš dvasinės pusės, iš dvasinės perspektyvos, tai narcizai dažnai būna katalizatoriai nubudimui, dvasiniam nubudimui ir tiesiog katapultuoja į tamsiausią sielos naktį ir žodžiu, pradeda vykti tas didžiulis pokytis. Bet gijimas tikrai gali užtrukti ilgai. Ta prasme, minimum 2 metai. Minimum. Tai čia, kada jau kažkiek nervų sistema ir psichika galbūt normalizuojasi ir gali vėl kažkiek pradėti jaustis savimi. Bet šiaip geriausia tokiem dalykam nedėti laiko rėmų, kad ir kaip sudėtinga, sakau, duoti savo tiek laiko, kiek reikia išgyti. Nes čia kaip ir su lūžusiu kaulu, nesėdėtum ir nesakytum žmogui, tai greičiau tu tą savo kaulą užsigydyk, tai kiek tu čia gali sulūžęs būti, tai greičiau gydykis, ką tu čia išsidirbinėjai. Tai lygiai taip pat su šitom žaizdom. Ir sakau, padaryta žala yra milžiniška tiesiog. Kad narcisistas pasveiktų, tai yra labai maža tikimybė. Galima sakyti, gaunasi, kad jie kaip ir daro žalą aplinkai, bet tuo pačiu jų didžiausia bausmė, kad jiem yra beveik neįmanoma nubusti, beveik neįmanoma pasveikti. Va būtent dėl tos priežasties, kad nėra išsivystęs empatiškumas, gebėjimas jausti, ir dėl tos priežasties, kad yra labai sužalotas ir trapus ego. O kaip žinot, tam, kad pradėtum apskritai gijimo procesą, tai turi gebėti pasižiūrėti į dalykus iš kitos perspektyvos, savikritiškai ir taip toliau, kad galėtum analizuoti. Tai dėl to narcisistiniam asmeniui pasveikti yra labai mažai šansų. Greta rašo, kad gerai, kai moteris sugeba atpažinti ir pabėgti, o ką man daryti, kai vaiko tėvas narcizas. Tai tikrai yra labai sudėtinga situacija turėti kažką bendro su narcizu. Tai ypač jeigu tai yra vaikai, kur galbūt turi dalintis globa ar komunikuoti ir taip toliau, nes toliau vyksta ta manipuliacija. Vienintelis kelias yra tiesiog sukaupti visą jėgą ir drąsą, laikyti labai griežtas ribas, visiškai nesivelti į jokius emocinius dalykus, tiesiog atsakinėti labai trumpai ir tik tiek, kiek reikia. Bet faktas, kad būti tokioje situacijoje tikrai yra labai sudėtinga. Eimantas rašo, kiek atsimenu, yra sakę, kad narcizai pradeda keistis, jei turi vaikų. Ne. Ir čia yra pats blogiausias dalykas vaikam, nes iš karto trauma visam gyvenimui ir tada netgi irgi žiūrint, kiek tų vaikų, kokie tie vaikai, bet net tada irgi yra tikimybė, kad kažkuris iš vaikų irgi taps tokiu pat. Tai nenaudokit, niekada vaikų nenaudokit kaip priemonės išlikti santykyje, pakeisti žmogų, pakeisti santykį. Tai neveikia. Čia ne daiktai, čia ne įrankis, čia yra kitas žmogus, kita asmenybė su poreikiais, kuriuos reikia patenkinti, nes kitaip iš karto trauma.
Ir vat paskui kaip ir mes čia visi, tada ten pusę gyvenimo tave traumuoja, o kitą pusę gyvenimo bandai tas traumas kažkaip tai išgydyti, patraukti ir dar išgyventi. Viktorija klausia, ar būti narcizu ir gauti narcizą yra karma. Tai ne kiek karma, tai tiesiog yra sielų kontraktai, jeigu tarkim žiūrint iš to dvasinio ligmens. Niekas ten ant debesies nesėdi ir niekas mūsų nebaudžia už nieką. Tai yra tiesiog sielų kontraktai, siela pasirinko patirti ir išgyventi tam tikrą patirtį. Todėl taip ir yra, kad tarkim nėra nustatyta, kodėl pavyzdžiui šeimoje yra keli vaikai, ir vienas vaikas taps narcizu, nukopijuos tą modelį, o kitas kaip tik bus empatu. Iš kur žinoti, kaip tie vaikai pasirinko. Tai čia jau sakau, galima pritaikyti tą aukštesnį dvasinį lygmenį, kad tai yra sielų kontraktai, sielų susitarimai, nes visada egzistuos polariškumas, kontrastas tam, kad būtent galėtume patirti visas šitas patirtis, gyventi šitą gyvenimą. Nes ten kaip multidimensinės būtybės, tai mes gyvenam absoliučioj meiliai. Tai jeigu ir čia būtų absoliuti meilė, tai nebūtų tada prasmės žaisti šito žaidimo. Tai galima sakyti dėl kontrasto ir sakau, jie dažnai pasitarnauja kaip katalizatoriai nubudimo kelioniai. Tai tiesiog sielos susitarė, kad, žodžiu, tu su manim taip žiauriai pasielgsi, tam, kad aš šitam gyvenime galėčiau nubusti ir prisiminti savo potencialą. Greta, ar vaikai genetiškai gali gauti narcizo bruožų, ar narcizu tik tapt galima? Ne, genetiškai nepersiduoda narcisizmas. Tai narcisizmas, sakau, būtent tai yra trauminės aplinkos pasekmė. Tai yra pasekmė. Tai nėra kažkokia tai genetinė liga, tai yra pasekmė. Aplinkos pasekmė. Tai kaip visada noriu priminti, kad šitą live transliaciją aš įkelsiu į savo YouTube kanalą. Mano YouTube kanalą galite rasti per nuorodą mano profilyje. Ir taip pat, jeigu norite įsigyti paslaugas, tai yra taro skaitymas, asmeninė emocijų paleidimo sesija, personalizuota meditacija, tai lygiai taip pat rasite per nuorodą mano profilyje. Bet jeigu kyla neaiškumų, tai visada galite su manim susisiekti ir pasistengsiu atsakyti į jūsų klausimus. Ir kas dar neišbandėt, nematėt, negirdėjot apie mano naują įrankį, apie kurį vis kalbu ir kalbu paskutiniu metu, nes tikrai ten sudėjau visą savo širdį. Ir labai stiprią energiją užkroviau, tai yra pinigų srauto hipnozė. Tai ne tik atkurti santykius su pinigais, bet apskritai atkurti santykių su savim, su savo kūnu ir susijungti su savo aukščiausia versija. Tai tiesiog yra, sakau, užkrauta didžiulė, galinga, gydančia energija, energetinė bomba. Tai kam rezonuoja, kas norite, labai kviečiu įsigyti ir įsigyti irgi galite per nuorodą mano profilyje. Paspausit, matysit, bus parašyta pinigų srauto hipnozė. Ir tik noriu priminti, nes daug kas neskaitot, nežiūrit instrukcijų, kažko ten prispaudžiat ir paskui manęs klausat, kodėl neatsidaro įrašas. Įrašas yra Contribui platformoje. Tai sakau, ten labai lengvai įeisite mano nuorodą, bus parašyta pinigų srauto hipnozė, paspaudžiat mygtuką ir tada pavažiuokit į apačią ir matysit, bus įrašas. Ir jis kol kas bus užrakintas, bus parašyta kaina, ten 44 eurai, pinigų srauto hipnozė, paspaudžiat ant to įrašo, tada turėsit prisiregistruoti į Contribui platformą, tada leis jums nusipirkti tą įrašą, tas įrašas atsirakins ir bus prieinamas jums visą likusi gyvenimą. Galėsit klausyti, kiek norit, kada norit. Ir visos šitos instrukcijos, jeigu neaišku, tai yra mano Instagram story highlightuose pavadinimu paslaugos. Ten esu nufilmavusi ir įrašiusi balsu, kaip ką daryti. Tai labai kviečiu
Kas jaučiat, kas norit išbandyti, nuostabus galingas įrankis, tik spėjau įkelti, jau ten iškart pasipylė nuostabus atsiliepimai, potyriai, pojūčiai žmonių ir taip toliau. Aš ir pati klausau, tai va, nuostabus įrankis, kviečiu išbandyti. Greta, kodėl vieni tampa narcizais, o kiti tik labai traumuoti? Tai kaip ir atsakinėjau šitą klausimą, sakau, tampa arba narcizais, arba traumuotais empatais. Tai va taip vat būna. Kodėl vienas vaikas toks tampa, o kitas kitoks tampa, tai sakau, čia jau yra sielų susitarimai, sielų kontraktai. Nėra žemiškam lygmenį ištirta ar nustatyta, kodėl taip įvyksta. Tiesiog tai yra sielų susitarimai, sielų kontraktai. Kad vad vienas nukopijuoja tą narcisistinį modelį, o kitas kaip tik pamato tą disfunkciją ir nebenori to tęsti. Viktorija klausia, ar palikus narcizą jis nori atkurti santykius dėl savo ego ar elgiasi kaip visi kiti? Tai taip yra, kadangi narcizų, kaip sakiau, narcizų ego yra ypač jautrus, todėl jie negali prisimti atsakomybės už savo veiksmus, jie dažniausiai gyvena tokiam iliuziniam pasaulyje ir yra toks angliškas terminas, aš nežinau kaip išversti lietuviškai, bet gal esat girdėję gaslighting. Tai yra labai būdinga narcisistiniam žmonėm ir dėl ko sakau, kad būna labai traumuojanti patirtis, nes realiai buvimas su narcizu iškraipo nenormaliai tavo realybę. Todėl, kad tie žmonės kažką padaro ir paskui tave gaslightina, kad to nebuvo, ar to nepadarė, ar tu čia per stipriai reaguoji ir tu pradedi save kvestionuoti, gal tikrai su manim kažkas negerai. Tai vat jau čia labai stipri raudona vėliavėlė. Tai narcizui dėl jautraus ego, jisai auką laikys tol, kol iš tos aukos gali gauti energijos. Kol vyksta tas žaidimas, kol tu reaguoji, kol tu žaidi tą jo žaidimą. Jeigu įvyksta taip, kad tu, tarkim, pamatėjai, išrišai, žodžiu, kad čia yra narcizas, kad tu nebenori su to žmogum būti, tai narcizui nieko nėra baisiau, negu kad tu jį palieki. Kad tu jį atstumi, nes, tiesiog, sakau, jis ten tokiam savo iliuziniam pasaulyje gyvena, kur jis net netiki, kad tai iš vis gali įvykti, kad kaip čia mane gali atstumti. Netiki, kad jį kažkas gali išrišti ir tą visą manipulaciją. Tai paskui po skyrybų irgi žiūrint, kaip kas įvyksta, labai nuo tavęs priklauso. Tai narcizai dažnai bando sugrįžti ir vėl pakabinti tave ant to paties kabliuko. Tai vat sugrįžti, bet po to sugrįžimo dar viskas gali būti blogiau ir gali netgi viską taip padaryti, kad finale jisai tave, tas narcizas, tai jisai čia gali būti ir vyras, ir moteris, narcisistinis žmogus, kad tiesiog tas narcisistinis žmogus tave išduos, dar blogiau su tavimi elgsis, žodžiu, po to sugrįžimo. Tai va, tai jie jo daro tai dėl savo ego, nes jų ego tai yra nepakeliama, kad juos kažkas atstūmė. Ir beje, noriu priminti dar irgi tokią informaciją, kad narcisistiniai žmonės niekada nesirenka silpnų žmonių. Jie renkasi sėkmingus žmonės, stiprius žmonės, gražius žmonės. Tai va, jie niekada nesirenka silpnų žmonių, nes buvimas su tuo kitu žmogum tai irgi yra kaip jų ego, kaip jų vertės patvirtinimas. Tai jie rinksis žmonės, kurie ar kažką yra pasiekę, ar sakau, yra charizmatiški, stiprus ir taip toliau. Ir tada tuos žmonės bandys sunaikinti, sumažinti. Justina klausia, ar natūralu, kad nenori, kad tavo vyras būtų namie. Ne, nėra natūralu. Vadinasi, yra kažkur žaizda, kažkur problema, kažkur trigeris yra. Dėl kokių priežasčių nenori, kad vyras būtų namie, ar jauti įtampą, ar kas vyksta. Tai vat,
Beje, taip pat aš čia nesakau, kad čia šita situacija, Justina, tavo, bet taip pat būna ir su narcisistiniais žmonėm, kad gali būti, kai narcisistinis žmogus namie, kadangi, sakau, prie jo pameti save, tai atrodo, jautiesi kaip suparaližuotas, tarsi nieko negali daryti ir va, kai tas žmogus išeina, tarsi atsikvėpi lengviau. Paulius jaučias, kad daug savęs idėjai, energija tikrai užkrauna bombą visai dienai. Čia apie pinigų srauto hipnozę. Ačiū, Pauliau. Olga, o hipnozė tai tikrai energija visai dienai. Gera girdėti jūsų atsiliepimus. Justina rašo, kai jis namie, taip ir jaučiuosi, kai jo nėra, atsipalaiduoju. Nu tai va, reikėtų pasigilinti, kame čia problema. Gali būti ir tas blogiausias variantas. Gerai, mėlėjai, viskas, žinokit, jau ir telefonas visiškai išsikraudinėja. Tai labai buvo gera jūs pamatyti ir daug irgi per mane atėjo informacijos. Tai labai džiaugiuosi, tikiuosi buvo naudinga. Tai ačiū Jums, kad esat, visus apkabinu, visus myliu, siunčiu daug palaikymo, geros energijos. Žodžiu, viskas bus gerai, einam visi susikabinę, visi kartu, viską praeisim, išeisim į tą kitą tunelio pusę. Tai vat, myliu visus ir iki kitų kartų, iki mėlėjų.